Sveikučiai, šiandien sugalvojau truputį padaryti kitokį video, kuriuo metu aš įgarsinčiau savo dieną. Tai čia gavosi 2 dienos iš tikrųjų, tai 1 dienos rytas ir 2 dienos vakaras. Tai kaip matėt, kaip visą laiką nuvedžiau savo vaikus į mokyklą, greitai grįžau namo, pasiėmiau ausines ir pro parką ėjau susitikti su savo draugė. Čia truputį išgąsdinau balandžius, eidama pakeliu jau pamačiau savo draugę, lietuvę beje, kitoje gatvės pusėje, čia parodžiau, kur einam, kad ateiti į mano gatvės pusę susitikti. Tai mano draugė yra realiai beveik mano kaimynė, jos vardas Kristina, irgi čia daug metų gyvena. Ir man grąžino pagaliau mano knygą, vieną mylimiausių turkų rašytojų knygą, Madonna in a Fur Coat. Tai nuvarėm abi 2 kavos, labai skaniai atsigėrėm, gerokas 2 valandas, mes abi pasidėjom, pasišnekėjom. Ir keliavom namo, pakeliui sutikom kaip visą laiką čiukų, šitas buvo tas truputį vargšiukas, atrodė sergantis. Ir keliaudama supratau, kad reikėtų nueiti iki vietinės parduotuvės, nupirkti maisto ir po truputį jau gal ruošti pietus. Nors nelabai turėjau idėjų maistui, nes būna man taip, kad nežinau, ką čia šiandien pagaminti, nes mano vaikai valgo labai skirtingai. Tai atėjus į šitą vietinę parduotuvę šalia namų, realiai nelabai aš ko radau, nes daržovių pasirinkimo buvo labai mažai, tai pagalvojau gal padaryti savo vyresniausios mylimiausią patiekalą makaronų mišrainę, tokia kaip baltos mišrainės turkišką variantą. Tai va, pasiėmiau aš makaronų, konservuotų ten tų žirnelių visokių ir suvokiau, kad man rankų neužteks, man reikia vežimėlio. Dar grįžom iki konservuotų skyriaus agurkėlio, tik man labai turkiai sunku su jais, nes labai daug firmų ir labai dažnai pasitaiko super rūgštus, tokie aštrus rūgštus, neįmanoma valgyti agurkėlių. Tai va čia man kokie mandagus darbuotojai, ypač vyrai, būna tikrai labai mandagus, visada duos kelią. Po to dar pagalvojau, reikėtų nusipirkti faršo, tai dieną ar kitai dienai paruošti lazanę, nes aš labai mėgstu lazanę ir mano šeimynai visi valgo lazanę, tik tais mažoji nelabai, nei šiaip tokia nelabai valgė. Tai va, kaip matot, išsikrovėm čia mes viską greitai, susimokam, kaip visą laiką susitvarkom visus vežimėlius, nežinau, aš tokį turiu truputį OCD, šiuo atveju man turi būti viskas vietose. Ir tiesiog kažkaip aš labai suprantu tas pardavėjas, kai būna viskas išmėtyta ir po to jums dar ten reikia viską tvarkyti, tai daug nekainuoja energijos tą vežimėlį grąžinti į vietą. Kadangi tai parduotuvėje aš nieko gero neradau, tai susikau su vyru per jo pietų pertrauką, kad pasimčiau mašiną. Ir jau čia mes atsigėrėm arbatytės, kavytės, ten sulčių ir jau aš ruošiuosi vyrą nuvežti iki jo darbovietės, bet man čia užstatė mašiną. Aš jau bandau išvažiuoti ir girdžiu pypsi manęs, kažkoks vyrukas užstatė mašiną ir jisai išbėgo kalbantis telefonu, į mus net nepasižiūrėjo, greit nubėgo kavinę. Jų vyras norėjo išeiti ten klausti, ar gali patraukti, bet supratom žmogus gal kavos, po to atėjo be kavos, tai supratom žmogus nubėgo greit į tualetą, tai nieko tokio, kam nepasitaiko. Na, tai atvažiavome tą tolimesnę parduotuvę, kuri yra tolokai nuo namų, tai aš ją važiuoju tam, kad nusipirkti tokių didesnių dalykų, ten daugiau apsipirkai, pavyzdžiui, ten kačių maistas, kačių kraikas, skalbikliai ir panašus dalykai, kuriuo aš neprasinešiu namo. Tai va, pasiėmiau kaip visą laiką ausinės, aš visur realiai su juo man labai patinka muziką klausyti, tik aišku, aš biškai pastildau, kad girdėčiau aplinką. Tai pirmiausia, visą laiką aš einu prie bananų, kuriuos aš realiai namie vienintelę valgau, bet aš juos labai mėgstu. Ir dar užsipirkau nemažai morkų, tiek į sriubas dedu, tiek į lazaniją. Ir mano vyresnioji labai mėgsta valgyti vienas morkas, tiesiog nusiplauna, net nereikia skusiu kolvių, kai daug aš tau nuskusiu, nesako, man ir taip gerai, tai toks įdomesnis mano vaikas. Čia suvokiau, kad aš truputį prisiartinau kamerą per daug ir čia tokia biškai bus video priartintas. Tai jeigu būna akcija, nusipirk tualetinę popierių arba šitų popierinių rankšluosčių, kad turėti juos, nes tiesiog jų visada reikės, tai jeigu jie būna mano depo skirelėje, pasiėmu irgi šlapių servetėlių, šiukšlių maišų, tokių, kur gali prireikti kelių savaičių bėgyje, tablečių į indaplovę, nes jau prisiminiau, kad baigėsi, taip pat visą laiką einu prie skalbiklių, jeigu būna akcija nusipirku, nes tiesiog tikrai pas mus namie yra labai daug skalbimo, kai 4 žmonės ir vaikai tikrai greit išsitepa, mano rūbai irgi, aš tiesiog nemėgstu kelias dienas dėvėti to pačių rūbų, visą laiką dedu plauti. Tai va, grįžtam po truputį namo ir suvokiau, kad aš su vienu reisu aš nepaimsiu visko namo, neparnešiu, nes
tikrai daug sunkių prekių prisipirkau, kaip pavyzdžiui, kačių kraikas 10 litrų. Vaidama į liftą aš jau sutikau mūsų kaimyną kačiuką, kuris gyvena mūsų name. Tiesiog yra pas mus namų mūsų kvartale, kieme, padaryta tokia kaip aptverta teritorija, kur kačiukai gyvena, ten juos žmonės maitina, gydo, iškastruoja, jeigu ten atsiranda naujų kačių. Ir jie kartais mėgsta užeiti į namą, būna lifte arba būna tiesiog koridorius, netgi ateina iki mūsų namų durų prašyti valgyti, nes turbūt jaučia, kad pas mus yra gyvūnų ir mes duosime maisto, tai visą laiką pamaitinam. Ir man mylimiausia dalykas grįžus iš parduotuvės yra viską susirūšiuoti, gražiai susidėlioti. Net jeigu mano vyras grįžta iš parduotuvės, sakau, tu tik nieko nedėliok, aš viską išrūšiuosiu. Ir po truputį jau gaminame maistą, nes aš jau suvokiau, kad liko apie valandą laiko pasimti man mažą iš mokyklos, nes mano vyresnioji grįžta pati su draugė dažniausiai, man nebereikia eiti jos pasimti, kas yra labai gerai, nes sutaupau laiko, nes kol aš su mažai dar nueinu iki jos mokyklos, mažoji man zyzia, kad mama, aš pavargau. Tai tuo etapu aš galiu daugiau dalykų pasidaryti namie. Tai čia jau pradėjau gaminti makaronų mišrainę, kuri yra šiaip labai paprasta, labai panašus dalykas kaip balta mišrainė, tai tais yra dar makaronai. Ir šaldytuve atradau, kad dar turiu nusipirkus ir moliūgo prieš keletą dienų, tai aš kaip visą laiką viską puostu, tokias daržovės, visą laiką uostau, neduok dieve, kažkas man ten jau smirda. Ir aš moliūgų sriubai visą daržovės pirmiausia kepu orkaitėj, nes man taip žymiai skaniau ir tokį duoda jaukumą namie, tas kvapas, tiesiog man labai patinka. Ir šiuo kažkaip metu pradėjau daugiau pirkti ne paprastų bulvių, o saldžiasias bulves. Nors seniau kažkaip niekad nebuvo iš jų labai ten ragavus, praeidau ir tiesiog, nes nelabai aš mėgstu šiaip bulves valgyti, tik tais sriubas įdedu. Dabar kažkaip ant rudens patraukė per tokių daugiau maistingų, tokių šiltų patiekalų. Tai aš viską susipjaušiau ir dėjau kepti. Ir realiai aš juos tiesiog iškepiau, išėmiau iš orkaitės ir ėjau pasimti savo mažą iš mokyklos. O jau po to, kai jau grįžom, kol laukiam, kol grįž mūsų vyresnioji sesė, tuo metu aš jau ten pradėjau tą sriubą viską ir gaminti. Ir aš labai mėgstu gamindama tuo pačiu metu sutvarkyti virtuvę, kad man tiesiog ta visa erdvė būtų tvarkinga, nes vis tiek pas mus yra virtuvė sujungta su svetainė, tai labai ta netvarka jaučiasi. Ir čia vadėdama majonezą į mišrainę dar sugebėjau apsitaškyti savo maikę, kurią teko po to jau dėti man aišku plauti, nes aš tiesiog nemėgstu, kai būna kažkas įdėmėta, nežinau, mane labai trigerina. Ir atsidėjau visas daržovės kepti, tiesiog biškai pripyliau per daug aliejaus, tai negalėjau tiesiog visko sumesti. Ir neturėjau, aš pamiršau nusipirkti alyvuogių aliejaus, tai tiesiog kepiau su turimu saulėgrąžų aliejum, na tiesiog, bet vis tiek labai skaniai gavos. Tokia labai maistinga šilta sriuba gavosi, labai patiko. Tik tais, aišku, mano mažoji paragavo, nesako, mama, man neskanu, man išvirk paprastą brokolių sriubą, nes mano mažoji tokia labai išranki, nevalgo tokių keistų patiekalų, tokių mandresnių. Ir toliau mes čia, aišku, susitvarkom. Jau čia, kaip matėte iš mano video, aš labai mėgstu tvarkytis. Ne tai, kad mėgstu, bet kai būna tas chaosas namie, man ir chaosas atrodo būna galvoj. O čia jau einam į kitą dieną. Aš kaip minėjau, šitas video bus, kai vienos dienos pusė dienos, o kitos dienos vakaras. Tai čia vakarė dar susiorganizavau savo tokį debo kambariuką. Čia mes laikome senas knygas, netgi iš universiteto laikų mano ir vyro, vaikų knygutės neskaitomas, vaikų ten iš darželio ir iš mokyklos visokius darbelius, pratybas, kurių vis dar gaila mesti. Per to pačią ir skalbimo mašiną nusivaliau, nes tas kambariukas yra tos kaip skalbimo kambarys, ten yra ir kačių tualetą dar aš laikau, uždaryta tokia realiai, kur jie įlenda į vidų ir padaro savo reikalas ir dar radau dėmę, kuri nenusivalo, tai man reikėjo pasimti acetoną. Čia mano mažoji mėgsta, nežinau, ar čia su nagų laku ar su kažkuo, tai prasieiti pro sienas arba pro paviršius. Ir prie to paties, kad jau pradėjom tvarkytis, tai davai ir nusivalome veidrodį, nes jis jau buvo toks jau negražus, atrodo savęs normaliai net nebematai. Tai vat, kartais net vakare pagauna tos įkvėpimas, davai susitvarkom ir būna žiauriai faina. Atėjau į balkoną pažiūrėti, koks yra kamštis, nes man patinka stebėti tą tokį vakarinį 6 valandos kamštį mūsų rajone ir radau savo vyrą medituojantį. Na, mano vyras labai mėgsta medituoti. Mes jį netgi draugų rate vadiname Murat Guru, nes mano vyro vardas Murat, jis toks yra labai dvasingas.
Ir aišku, todėl čia apstvarkome vakare, kaip visą laiką išsikrauti. Stengiuosi, nepasakau, kad visą laiką, bet stengiuosi išsikrauti visus indus, viską susidėlioti, kad nereikėtų man po to ryte atsikelti į netvarkingą virtuvę, nes, aišku, būna ir taip, nes mes žmonės netobuli. Ir čia tvarkydama supratau, kad man nepatinka, kaip yra sudėti puodelį. Tai aš dar savo puodelio lentynas visą susitvarkiau, nes mano vyras vieną kartą iškrovęs indaplovę, viskas sudėjo belia kaip, o aš turiu savo tvarką. Čia viršui turi būti viskas iš stiklo ir kavos puodeliai, tie turkiški, kurių mes turime be galo daug. Aš čia gavau šoką, vis randu aš jų visur, nors mes turkiškos kavos negeriam, čia tiesiog yra pridovanoti ten iš anytos, iš giminaičių, iš mokinių, kai dirbau mokykloje, o durniai lentynai yra tiesiog puodeliai, o pačioje yra jau mano tokie gražiausi, skaniausi puodeliai, iš kurių skaniausiai geriasi kava. Tai jums iš mano šitokių video gali atrodyti, kad aš esu kažkokia ten tvarkos maniakė, kuri nuolat viską tvarko, šveičia, plauna. Tai taip tikrai nėra. Mano draugai žino, kad aš atėjo pas mane ras tokia realiai, ne tai kad netvarka, bet viskas bus apjauti, nes mūsų tikrai daug namie. Ir du šunys, du katinai, du vaikai ir vyras, kuris nėra labai mėgęs tvarkytis. Tai tiesiog aš stengiuosi padarius ten, tarkim, maistą ar kažką susitvarkytą virtuvę, kad duotų man tos tokios ramybės, energijos, kad nėra chaoso namie. Ir dar mėgstu taip biškutį pastekoruoti. Tai perkėliau mūsų tokį moliūgą čia, dar tokį rudenį palaikytai, kol neprasidėjo kalėdinis etapas. Ir po to dar išlyginti rūbus vaikams į mokyklą, kad nereikėtų man ryte tas uniformas lyginti. Ir čia fone matot, mano vyras irgi jau ruošiasi eiti savo dalykus lyginti, nes jis keliavo į aikido treniruotės. Aikido yra toks rytų kovos menas, kurį jis vėl pradėjo lankyti po labai daug metų. Tai mes čia truputį apsikeitėme lyginimu, po to jis dar savo ir kelnes eis pasimti, susitvarkyti. Ir aš laukdama, kol vyras grįš iš savo sporto, dar ir vlogą truputį paredagavau per kompiuterį, nes jau kai vyras grįžo, mes ėjom susitikti su draugė ir aš realiai, jeigu sutinku su draugė vakarė, tai aš vaikų nepasiemu, nes tiesiog jau vakaras, mes norim vienos pabūti ir tai jau ta tamsa tokia kažkaip nėra, kad reikėtų tuos vaikus pasimti tokią atmosferą. Bet kadangi pas mano draugės svečiuose buvo jo dukteriai 10 metų, tai sako, pasimsinai mergaitę, sakau, gerai, aš irgi pasimsiu vaikus, tai išvažiavom visos kartu į kavinę ir mano vaikai labai džiaugiasi, nes visą laiką jos nori kartu su mano draugė susitikti. Tai čia toks mūsų vakarinis Stambulas, kuriame visą laiką labai daug veiksmo. Ir susitikom su draugė ir aš jai sakau, aš tavo mergaitės nebijok nerodysiu, sako, tai nieko tokio, jinai turi savo YouTube kanalą, kuriame yra beveik 4000 sekėjų. Tai čia mano draugė Gizema. Užsisakėme kavos, vaikam karšto šokolado, aš čia jai parodžiau, kad nusipirkau tokią skarelę, kaip šaliką ir tokį uždėtą ant galvos, aš jai pamatavau, man labai mielai neatrodo kaip Maša ir aš tą skarelę pirkau realiai iš Zaros vaikų skyriaus, tai dar neteko dėvėti, nes nebuvo taip šalta. Ir mūsų vaikai šaunuoliai atsinešė Uno kortas, aš čia labai ilgai žaidė Uno, po to ėjau į parką žaisti. Tai taip labai smagiai, mergaitiškai visos pasidėjom, pavalgėme pirago, atsigėrėme kavytės, karšto šokolado. Ir tiesiog toks fainas, trumpas vakaras, nes man jau realiai miego užnorėjau. Ir patraukėme namo tokiam senom Stambulo gatvėm. Tai toks tas mano vlogas, tikiuosi jums patiko. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.